Šiandien atvariau į studiją, bet supratau, kad nelabai turiu iš tikrųjų jėgų ir motivacijos, ką nors daryti. Kartais tokios būna dienos, kai neišsimiegu ypač. Bet šiaip turiu numatęs dainą, prie kurios norėčiau toliau dirbti. Tik tai būtų gerai pirmą pasirašyti bent kažkokius apytikrus žodžius, nes pagal tai galbūt dar reikės pakoreguoti struktūrą. O gera žinia ta, kad radau telefono notesuose tokį folderį, kur daug visokių dainų idėjų prirašyta. Ir, aš kaip ir žinau, kad jis ten yra, bet man atrodė, kad, ten kokios 5 idėjos ten mėtosi. O iš tikrųjų ten jų yra gerokai daugiau. Aišku, gal ne visas ten jos labai geras, nėra kažkokia ten aukso kasykla, bet yra ir neblogų ir tikiuosi, kad bus už ko užsikabinti. Šiandien biškai energingiau jaučiuosi, tai bandysiu padirbėti prie tos 3 dainos. Planas toks, pavartyti pirmą telefoną biškai notus, pažiūrėti, ar nėra tinkamų žodžių, arba gal galima kažką greit adaptuoti, bet kuriuo atveju, net jeigu ir nerasiu ten gerų žodžių, tai tada vis tiek iš turimų įrašų pamėginti padėlioti struktūrą, apsispręsti, kuri geresnė ir pradėti įrašinėti švarraštį. Matyt, šią savaitę neįrašysiu visos dainos kaip anais kartais, bet ką padarysi, vis tiek reikia kažkaip judėti į priekį. Tai padariau šiandien, ką galėjau, bet sunkokai sekėsi su būgnais. Partija tokia nėra labai sudėtinga, bet reikalauja biškai koordinacijos, o aš jos turiu ne per daugiausiai. Tai nėra tokia, kurią galėčiau lengvai, natūraliai sugroti, taip tiesiog prisėdęs, reikia biškai praktikos. Tai šiandien nepavyko dar įrašyti tokio gero varianto, bet su žodžiais pavyko šiek tiek kažką sureksti, pusiau ten iš užrašų, biškai, daugiausiai iš užrašų, bet biškai papildžiau kažkam naujam idėjom. Tai bendrai tokia mažiau sėkminga savaitė, bet pasiruošiau tokius neblogus pagrindus kitiem kartam. Tai turbūt tiek, o kitą savaitę tikiuosi nieks nesutrukdys dirbti toliau prie šitos dainos ir gal jau pavyks padaryti tą pusiau švarraštinį variantą.